Duokime tekstą pagal pateiktą užduotį. Noriu supažindinti su šituo mygtuku. Jisai parodo visus nespausdinamus formatavimo ženklus, tokius kaip tarpo paspaudimas, enter paspaudimas. Skaitome. Teksto antraštė šriftas. Pažiūrėkime, kiek mes turime pastraipų ir kur pas mus yra teksto antraštė. Įsijungiam mygtuką. Štai matom, kad yra enter klavišas paspaustas, yra trumpas sakinukas, geografija ir dėlionė ir tai aišku, kad tai yra teksto antraštė. Toliau yra viena pastraipa, daug teksto ir dar viena nedidelė maža pastraipėlė. Pasižymime norimą tekstą, galima žymėti užspaudžiant kairį pelės klavišą ir tempiant ir galima žymėti pastačius pelytę į paraštę, matom, kad pelės žymeklis žiūri į tekstą, tiesiog spragtelėjom. Ir pažymi vieną eilutę. Jei temptume žemyn, pažymėtų daugiau. Pažymėtam tekstui pritaikykime užduotėje pateiktus nurodymus. Šriftas Georgia, šrifto kortelė, pasirenkam įrašą Georgia, 13 pt, raidžių dydis 13 punktų, išskleidžiam kortelę. Matom, kad 13 nėra, bet pažymėjus skaičių kortelėje surenkam klaviatūroje 13 ir spaudžiam enter klavišą. Tik nepamirškime, prieš tai turi būti visada pažymėtas tekstas. Paryškintas. 3 pasirinkimai. Paryškintas, pasviras, tai yra kursyvas arba italic ir pabrauktasis underline. Pasirenkam paryškintas, spalva mėlyna, spalvą keičiam šituo mygtuku, pasirinkimas, spalvų paletė, spalvų skritulys, kur patogiau, čia daugiau spalvų, pasirenkam mėlyną, gerai, centruota antraštė, centravimo mygtukai yra šičia. Galima rinktis ir pastraipų kortelėje, nes mes dirbam su pastraipa, nors ir nedaug teksto. Atidarom pastraipos kortelę ir žiūrim lygiuotę. Atsiskleidžiam, kairėje centras, dešinėje apie pusę, mums reikia centruotą. Ir liko dar vienas nustatymas, tai tarpas po pastraipos 18 punktų. Pastraipa ir toliau žiūrėkite, bendras nustatymas, įtraukos ir tarpai. Mums kaip tik ir reikia. Tarpas bus prieš pastraipą, po pastraipų. Šiuo atveju mums reikia 18 punktų po, todėl mes ir pakeičiam šitą nustatymą. Rašom 18. Gerai. Ir matom, kad po pastraipos paspaudimo atsirado tarpas ir viskas nustatyta taip, kaip reikia. Šitą tarpą galima buvo padaryti ir su įterpiant tuščią eilutę, bet tada būtų matėsi. Pabandom, va štai taip. Ir pažiūrim dabar. Tuščios eilutės įterpimas matosi šitaip, o jeigu paliekam su nustatymo tarpas po pastraipos, matote, yra atitraukimas, bet tuščios eilutės įterpta nėra. Išsijungiam. Antras punktas. Tekstas. Reiškia, likusiam mūsų pateiktam tekstui reikia nustatyti George šriftą, dydis ir taip toliau. Kad galėtume nustatyti, pažymim visą tekstą, einam į šrifto kortelę, parenkam George, dydis 12, standartiškai praktiškai taip ir būna, paliekam 12, spalva juoda, spalva ir yra juoda, mums nustatinėti kaip ir nereikia, jeigu reikėtų pakeičiam į automatinį arba juodą. Abipusį lygiuotę, galim rinkti čia, turim ir pastraipos kortelėje tas pats. Lygiuotė, bet galima ir tiesiogiai čia, abipusė lygiuotė. Pirmosios eilutės įtrauka. Galima traukti rankiniu būdu, vienas trikampėlis, kuris žiūri žemyn, traukia pirmąją eilutę, tas trikampėlis, kuris žiūri į viršų, likusios pastraipos dalis ir kvadratukas, kaip nustatyta pirmas ir antras, jeigu traukiam, keičia tekstą, matot. Pirma eilutė. Likęs pastraipos tekstas. Bet rankiniu būdu nusistatyti tiksliai yra labai sunku.
Todėl pasinaudokime pastraipos kortele, įtrauka speciali, čia randam pirmą eilutę, pasižymim pirmą eilutę ir mums rašo, kad reikia 1,5 cm. Keičiam nustatymą, reikia padidinti 1,5. Ir tuo pačiu nustatome tarpai tarp eilučių 1,5 eilutės. Kur jie randasi, žiūrim kortelėje, eilučių intervalas. Meniu 1,5 eilutės. Galima nustatyti dvigubą, viengubą, kaip įprastai būna, tiksliai ir koeficientas. Pasirinkus šituos įrašus reikės nustatyti tam tikrą parametrą, skaičiuką įrašyti. Šiuo atveju mes renkamės tik 1,5 eilutės, tai yra standartiškai jau suprogramuota. Ir matom peržiūros langelį, kaip keisis tekstas. Gerai. Pažiūrim, ar viskas pas mus atlikta taip, kaip buvo pateikta užduotyje. Jeigu viskas padaryta, mūsų užduotis pilnai atlikta. Ir matome, kad dabar mūsų tekstas tvarkingai, gražiai dėliojasi puslapyje.